Net nepasakysi, kad čia ne originalas. Kaip taip susimauti? Yra kampinė mentelė glaist. Pamiršau išjungti staklės, tai čia antras langas priklijuotas ir bus labai sandaru. Tai va, turim 3 vėlikės tokias. Sveikučiai, aš šiandien vienas. Nusprendėm su Vilė biškį padaryti pertrauką vienas nuo kito, nes atsipostagi visada trintis. Nors vakar visą dieną praėjo atskirai, nes aš pastoviu prie to grašto stovėjau, o Vilė, ką žinau, ką veikia. Lėkiu, nusipirksiu vėlos. Ten tos, kur nusipirkau iš Lemonos, tai 0,5 vėlą tik tais, tai netiko visiškai. Susipykau su kamera, čia užvakar kada, nes pusę vlogą tiesiog įprašė kitų formatų be garso. Tai, aišku, pats kaltas, kad nepažiūrėjau, bet nepatinka man tokie dalykai, kai pats sugeba persijungti. Vis tiek turėtų visą laiką būti ant to režimo, kur filmuoji, o ne ant to, kur palieki arba pats persijungia kišenį. Čia Šiauliuose dabar važiuoju Sodo gatve ir yra pasuki į tokį pastatą įrankiai. Ir čia nemokamą reklamą padarysiu, nes žinau, kad kažkas irgi norėsit pasidaryti polisterolui pjaustyklę patys. Tai čia yra tos vėlos. Bent jau Šiauliuose tai niekur nėra daugiau vėlos tokios ir aišku už padorę kainą, nes senukose buvo vėlos, bet vienas vienetas kainuoja 20 eurų, o čia dar nežinau kiek. Bet to jūs sužinosit. Va, 3 vienetai. Tada ir yra kaina. Tai dvatsokas. Lekiam į statybas. Dar buvo užsukti parduotuvę, nusipirktas persimonas ir naujas saldainis. Dar nematytas, neragautas. Aš mėgstu tokius dalykus daryti, kurių dar neragavau ir nemačiau. Good morning! Vakar buvo atvažiavęs signalizacijų meistras ir pasakė, ko, kiek, kam reikia. Ir ką, prisipirkau aš tų kabelių, turiu atsivežęs daug ir reikia signalkę išsivedžiuoti, kameras ir pasijungti. Apie kamerą. Tai kad susipykau vieną kartą per, gal porą kartų per 2 mėnesius, tai nėra prastai. Su GoPro naudojaus gal ištisai kokias 3 valandas sudėjus, susipykau su ją 3 valandas. Ten buvo GoPro 11. Dabar čia yra DJ'us 4 actionas ir baterija, wow, to prasme visą blogą atlaiko. Nė karto nepastrigo per 2 mėnesius, nė karto. Ką aš galiu pasakyti? Patinka man, išskyrus tai, kad atminties daug ryja. Žiauriai daug atminties ryja. Man rods bus neįsirašęs ta vieta, kur aš su tuo pjaustyklę vargau, jauščiau ten putplaščiui tuos dekoracijas. Tai teks iš naujo perfilmuoti, ne? Kaip viduje oras, toks pat kaip lauke, nuostabus. Tik ten su striukė gali vaikščioti, o čia su išsimontuot norės, nes šilta, nuo ryto šilta. Tai va, turim 3 vėlikės tokias. Viena vėlikė gaunas, kiek čia, 6 eurai 33 centai turbūt. Ai ne, 6 eurai 66 centai. Ir vienas galas turi va tokį va specialų kampuką. Čia yra senoji vėla šito aparato ir jinai jau tokia, išdegus, kitaip nepavadinsi. Vis dėlto ne aš vienas naudojus, o čia iš Lemonos nusipirkau tą vėlutę čia. Tai šūdų krūva jinai belia kaip kaista ir tempėsi. Tai, bet va čia tai jau yra daiktas, čia yra jau tikras trosas. Tik su tokiu trosu galima pasiekti visą šitą. Tai yra lygumą, kokybę ir kiekybę. Būdavo gerai palikti vienos dienos senumo maistą, nes šalta čia būdavo ir kol nekūrendavom, šalta būdavo. Ir jisai ilgai laikydavos. Dabar aš tuo nebepasitikiu. Nes vis tiek aš manau, kad čia minimum 16 laipsnių yra, o gal net daugiau. Laukia tas išsvajotas įrenginys, termometras, bet aš nežinau, ar jo noriu. Nebent jūsų smalsumui palepinti. Bet savo smalsumui mane tenkina tai, kad nereik šalti atvarius. Čia kaip ir apie šilumos siurblius. Kiek mes prisiklausėm visą rugpjūtį, važinėjom, rugsėjai dar
domėjomės ir sako, va, čia šitas siurblys renka ten tos duomenis visokius, kada buvo šilta, šalta ir taip toliau. Va, čia jūs galėsit stebėti, kada čia temperatūra tokia ar anokia. Man visiškai, va taip, o man svarbiausia jausmas, kad šilta namuose ir viskas. Dar vienas sako, o, jūs čia galėsit iš kiekvieno kambario valdyti šilumą, ekraniuką kiekvienam pasistatyti. Ta prasme, nu blemba, man nereiktų planšečių kiekvienam kambarį. Nu kam jas reikalingas? Nusistatai tą šilumą ir viskas. Bet gerai yra, kai tokių žmonių yra, kurie perka, vartoja. Ir tas džiugu, nes iš to yra apyvarta, sukasi gyvenimas ir taip toliau. O tokie žmonės kaip mes, tai irgi apyvartą darom, va, vis tiek perkam špaklių ir taip toliau, bet manęs, kad ten ekraniukę matyčiau kažką, nu, tikrai nedomina tas. Aš iš vis norėčiau visiškai neišmanau šilumos siurblio, kuris būtų tiesiog nusistatėjai 24 laipsnius ir palikai. Ir pastoviai, kad laikytų. Daugiau nereikia, nes kam sukaliuoti ten tos temperatūros. Ypač mani ima žvengas, sako, tai tu čia išvažiuosi į darbą, čia galėsi pasimažinti temperatūrą. Prieš grįžtant tau į darbą galės čia siurblys padidinti temperatūrą. Bet kas blogiausia, kad A++ klasės name tu taip nepadarysi, nes per 12 valandų, jeigu nukris 1 laipsnis, čia bus labai gerai. Tai ta prasme, nu kaip tu reguliuosi tą temperatūrą? Nereguliuosi tu jos. Nes čia senam va kokiam kledarė, kiauram, taip, gali tu ten reguliuoti, išsijungti dieną, naktį kažkada ir pajausi tu tą skirtumą. Nes jeigu koks 10 laipsnių nukris, išjungu šildymo sistemą, o mūsų atveju tai tas niekaip neveiks. Ir dabar šitas miniatiūrinis stalčiukas užsipildo tik per keletą dienų, tai šiandien pelenų net nereik dar išmesti. Ir va, aš galiu savo darbuotis iš karto atvykęs, o prieš tai būdavo visiškai. Va, pasibandžiau vieną profiliuką įgrūsti ten. Mačiau, kiti dar su tais kabėm prišaudo, kad laikytus. Nes jisai šiaip nenori laikytis. Reikia nusipirkti ir būtent nerūdinčio plieno reikia nusipirkti. Paprastų tų kabių turiu, bet jos cinkuotos, o cinką netyčia pažeisiu su šveisdamas, su švitriniu popieriu, tuo tinkleliu ir gali būti, kad pradės rūdyti. O būtinai pradės rūdyti. Tai turim šituos va kampukus čia kampams paprasčiausiams jiems. Ir yra šitie puskampiai, kurie vienas šonas toks, o kitos šonas toks. Aišku, galėtų čia va, vis tiek tarpas daugmaž panašus yra dabar paliktas, tiesiog akrilų užtepti, bet ne, norisi daugiau vargo, ale daugiau grožio. Na ką, praplėšėm tą saldainį pabandyti. Grynas riešutų sviestas. Nieko kito negaliu pasakyti. Perteptas vaflium. A ne, vaflius perteptas riešutų sviestu. Jeigu kainuotų 3 eurus kilogramas, duočiau aš jam kokį 8, bet kaip už 7 ar 8 eurus už kilogramą, tai nu 6. Čia kaip paskutinį kartą pietavom ir 13 eurų išleidom dienos pietums, ten tai vištienai riebiai. Tai sakiau, duočiau ten 5 už 13 eurų, bet jeigu būtų kainavę kokie 6 eurai, abi 2 porcijos, nu tai tada visą 7 būčiau davęs. Nes kaina turi tikrai įtakos. Jeigu pigiai ir neskaniai pavalgai, nu tai mati velniai. Bet kai gan normaliai sumoki ir neskanu, nu taip, ne. Vis tiek nepakeis originalo Nomedos šitie pakaitalai. Čia yra peanut butter and jelly. Ką veikiam? Ką tik labai skanios sriubos pavalgiau. Vilės gamintos. Šitai sriubai jau 2 diena, tai jinai daug skanesnė. Sriubos aplamai visada. 2 diena yra skanesnė. Tobulinau technologiją kokią valandą laiko. Man jinai pavyko. Ir labai gražiai pavyko. Tai va. Varom. Ištraukiam. Išjungiam, kad nerūktų be reikalo.
ir atskleidžiam visą grožį. O kas čia? Kas čia? Čia buvo įspausta. Nesvarbu. Bet va. Tobula. Visiškai tobula. Net belia kaip tobula. Tiesiog, tobuliau negali būti. Aišku, kad gali būti, Robertai, gali būti tobuliau, bet jau čia mano perfekcionizmui bus tobula. Galiu pasakyti tik tiek, kad I like it. Tiesiog, wow. Ir man reikia dabar 80 metrų šito brudo prisipjaustyti. Galėčiau kažkaip daryti, kad man išeitų dvi šitos dalis geros, nes, abi dvi gražiai išsipjauna. Bet reiktų atitinkamo storio putplasčio, nes čia lieka labai plonytis toks, o šita dalis jau tokia storesnė. Man reikia šitos storesnės. Tai reikėtų atitinkamai storesnio putplasčio. Čia yra trejetukas. Tada man reikėtų ketvertuko, kad išeitų du vienodi gražus putplasčiukai. Nes jie visiškai identiški, tik tais, kad vienas planesnis. Tai šitos planesnius reiks mesti iš šiukšlės, o šitos gerosius pasilikti. Aišku, norėtus ilgesniųjų iš kartą, bet neturiu ilgesnės vėlos. Bet nuo ilgesnių gaminių tada paklaidos didėja, vėl problemos. Bet kažkada ateityje atidarysiu gamyklą ir išsispręs viskas. Dar padidinti tikslumui technologiją, tai lenta, su kuria prispaudžiu, kad mano gaminys būtų tiesus. Parašykite komentarą, kažkas gal nori kitokios formos gaminių. Pagaminsiu. Aišku, vis tiek reiks susimokėti, nebus nemokamai, bet nekainuos 12 ar 14, kiek ten eurų metras šitų gaminių, nes aš norėjau nusipirkti gatavus šitokius, bet, kosmosas. Aišku, jie ten gaminami iš apps kokie 300, ne iš šimtinio kaip aš, bet ir tas šimtinis laikys, jeigu iš kojų nespardysi to fasado. Na ką, prisipjauščiau jau gerų šitokį kalniuką. Čia, ką tik atsakiau į komentarus. YouTube'ai, ačiū už tokią gausą, kad tiek prirašėt. Buvo malonu atsakyti ir vėl nei vieno šūdino komentaro. O juokas, kai paėmė, kad apie tai, kad yra kampinė mentelė glaistyti kampams. O aš apie ją niekada nežinojau. Ta prasme. Kaip taip? Neįsivaizdavau, kad tokia yra. Esu žiūrėjęs belekiek vidosų YouTube'ai apie špaklių, apie glaistimą, apie... čia vienas ir tas pats, ne? Tai, bet niekada nemačiau, kad koks žmogus naudotųsi šitą mentelę. Nieko tokio. Būna ir baisesnių dalykų, ne? Tai vieną dalyką padariau, išpildžiau. Pasidariau pjaustyklę, pritaikiau savo. Kitas dalykas, reikia pabaigti su tom lempom. Su mūsų trojkės lempom, nes... technikinė poryt baigęs. Einam. Ai, nepasimiau rakto, tai teks sunkiai vairą sukti. Robertai, bet tai kitaip negalima. Nulauši kažką. Reikia eit pasimti. Ai, ne, reik varžtus atsisukti. Radau šiandien mandarinų. Nesvarbu, kad ant jų buvo kaina parašyta salierų gumbai. Parduotuvėse dabar yra tos elektroninės kainos, naujoviškos, ir jos ten akyse keičias. Užrašo naują kainą, pišiūri vienokią, kitokią. Lapkričio 6 dieną bus suvalgytas pirmasis mandarinas, bent jau paragautas. Koks dėklingas. Ir wow. Tikras mandarinas. Duočiau visą 10, bet kaina didelė. Ne, iš tikrųjų tai antiek skanus, kad nusispjauti, kiek kainavo. Wow. Tai ko man reikia? Reikia šito, galvutės, šito. Ir viskas. Ir šito. Civilizuotais dalykais bus atsuktas posparnį. Čia va taip laikinai pasidėsiu varžtelę. Ir tada. Vis dar skylė? Eina, šikt. Ai ne, viskas gerai. Jau galvojau, nulaužiau šitą šuduką. Man buvo siūlyta užpurkšti tiesiog lempas, bet negaliu sau to leisti.
Tai užpurkščiu tiesiog plasmasė. Eina, šitkai gražiai. Wow. Reiks su šitą pusę tą patį padaryti. Be reikalo vakar aš įdėjau, bet pabandyti reikėjo. Supratau, kad lauko sąlygom ilgai čia džius, nes laukia tik 5 šilumos. Atnešiau kur 35 šilumos. Tai kai greitai džiūva, čia kur matinis daros, tai jau čia sausa. Kadangi nenorėjau prisispankt nesąmonių, tai išėmiau šitą baltą čia, o čia tos pusės juodas. Tai net nepasakysi, kad čia ne originalas. Ta prasme, belė kaip gerai. O, vėjas, pusė dažų kažkur. Na va, ir kita pusė. Tai šiandien užtruko vlogo montavimas turbo ilgai, 2 valandas, nes turėjau su telefonu įsigarsinti garsą su diktofonu ir įsikelti į kompą, kad galėčiau įgarsinti savo video, nes beveik pusę vlogo, šiaip pusę vlogo, bet pusę iškarpiau ir turbūt antrą kartą gyvenime per 3 ar 4 metus vloginimo aš tai dariau. Aišku, garso kokybės nebus, nes telefono tiesiog tai pasiėmęs ir čia tokioj erdvėj tas garsas, nebus geras, bet tikiuosi įvertinsit mano pastangas. Ir tikiuosi, kad jisai nepastriks, nes 2 valandas prie kompo pramontuoti ir po to susinervint, kad pastrigo kompas ar kažkas nutiko, tai labai būna nefaina. Ir aš vis tiek, kad ir kaip šilta, laikau langą šiek tiek pravirą ir tuo pačiu kūrenu krosnelę. Aišku, jau tiek nebereikia, kiek reikėjo, bet vis tiek kūrenu, kad kuo daugiau drėgmės išeitų ir nereiktų tų surinkėjų drėgmės nuomotis. Kol kas tai pavyksta labai puikiai, nes šiluma ir drėgmė vis tiek, jinai nuo šilumos drėgmė greitai pabėga iš namų, jeigu tik vedini atidaręs langus. Tai reikia, jaučiu išeiti lauką, kad ir kaip nejauku, pabandyti man vieną langą prisiklijuoti. Bet taip prisiklijuoti iki galo, visiškai iki galo. Ir žiūrėkit, vėl ponas Valentinas. Kaip jo ten tas puslapis? Boltexa ir jo šitas kampainis. Labai gerai reikia susipjauti va taip kampu. Kelis, 4 lapus kokius. Palikau namuose tą moterį, kurią myliu. Ir aš esu laimingas būdamas vienas. Ir būdamas kartu. Aš pjaunu grybą. Ne, tu pjauni putplastį. Nekris proto. Ne grybą. Jau Robertas susimovė, nes abu vienodus atpjovė. Na va. O ar tai sueis, jeigu čia kem 5, tai turėtų sueiti, ne? Daugmaž panašiai. O iš tikrųjų tai idealiai sueina, wow. Net ne gamyklinis, bet wow. Wow. Geras. Tai užsivaišom košelės. Na, aišku, galėčiau nupirkti originalius tuos 2 eurų. Tik tai susiklijuočiau ir būtų ramu gražu, ne? Bet ne, noris pačiam viską. Klijavimo procesas. Tai labai paprastas. Pasiėmė klijus, biškis kistokį kažkodėl. Kažkas padaugino skysčių. Aišku, galėčiau klijuoti su to pačiu poliuretanu, ne? O ir šiaip, nereiks nei vinių. Reikėtų, jeigu būtų su putom. Tai, o čia jokių korekcijų nebus, nieko, tiesiog priklijavai ir pamiršai. Tekšt antras. Vis tiek, aš nekenčiu to vėjo. Vagis yra. Tai, pirmas įspūdis yra wow. Ta prasme, kaip kampai sueina, visas bangos sueina. Kampeliai sueina. Tiesiog wow. Aišku, galėjau nenuterliuoti, bet kaip kitaip. Ir wow, kaip išdidina langą, iškart kitas vaizdas. Tu prasme, aš tai myliu. Tai įkvėpia daryti dar daugiau langų ir, nežinau, tik į priekį. Ir, neturiu žodžių, man patinka. Ir parašykit jūs mane komentarą, kad negražu. Užblokuosiu iš karto. Juokauju. Laisva nuomonė, galite rašyti, ką norit. Net jie ir nepatinka, bet man vis tiek patinka. Ar pasiliktum namuose, kuriuose labai šilta. Smagu ir faina čia yra būt vien dėl to, kad čia šilta.
išbėgi čia pasišildai, į lauką pasišildai ir gaunas balansas. Einam pas darbinę arklę į užpakalį, įlysim. Užpakalys atsidaro, o mes čia turim, kaip ir sakiau, daugybę kabelių. Čia yra gaisro, kuris uždega namus, o čia yra, kuris kaukia. O čia yra, kurisai stebi kabelis. Ir aš tikiuosi nesusimaišyti, nes tie balti yra daugmaž panašus. Bet vis tiek iš toliau pažiūrėjus, lemva. Vau. Nuėlė kaip vau. Tik būtinai reikia nusivalyti visus nargliukus. Turiu dar šiek tiek ruošinuko. Čia tokių trumpukų turiu, tai prisipjausti. Kadangi klijų užsimaišiau šiek tiek per daug, tai dar priklijus vieną langą. Eina. Kažkai būtų biški per daugoką mokėti 1000. Čia aš minimaliai paskaičiau 1000. Už šitos profilius. Aišku, jie yra žiauriai ten kieti, jau paruošti tik klijavimui, jų ten jau armuot nebereik. Bet vis tiek, noris paeksperimentuoti, pabandyti, ypač kitaip gerai gaunas, tai iš vis. Tiesiog aš nuo to malonumą jaučiu. Tuo labiau, kai su rankom nereik pjausti, čia tų profilių tai iš vis geras. Tiesiog įdedi ruošinį 15 sekundžių, vienas beveik metras yra. Na va, per 10 minučių tokią krūvą. Pamiršau išjungti staklės, tai čia kosmos. Čia šiek tiek gaisrą apturėjom. Bet iš kur galima žinot, kad žiauriai sandarus namas, tai kad vos juda dūmai atidarius net langą. Nes nesigauna niekaip skersvėjais su vienu langu. Ir tada antras langas priklijuotas ir dar net netamsu, net keista. Facebook'e žmogus parašė, kad aš apie gręžinį dabar. Kad darė gręžinį ir kainavo 100 eurų be filtrų. Su įranga, bet be filtrų. Metras, 100 eurų. Tai čia kosmosas gaunas. Kodėl ten reklamuojas po 30 eurų? Nors man žmogus rašė irgi, kad už 30 eurų metras. Tai ką čia tipo išgręžti tik tai skainuoja 30 metrų, o tai dar visi vamžyje, ne? Papildomai. Tai taip išinka 100 eurų metras gręžinys. Gal darėtis kažkas? Turit patirties su kainom? Su realiom kainom, o ne tom, kur rašo internete, kad nuo. Tai va, esu labai patenkintas. Dabar reikia visokius šaškus, kleckus nusivalyti. Tokius. Ir dar turiu košės, bet galėčiau aš nusiarmuoti juos. Bet aš žiūriu kažkaip dulsna krenta, tai gal nedarysiu to, nes bus blogiau. Išsinešiu pažiūrėti, kaip mūsų namas atrodytų su klinkeriu. Rudu klinkeriu. Rudo nenorim. Norim pilko, bet tokį tik turim. Gerai, čia kaip man yra įžeidimas, kai kiti žmonės parketą vadina laminatu, o laminatą parketu. Tai čia tas pats įžeidimas yra ir klinkeriui. Čia ne klinkeris, čia yra klinkerio imitacija. Tadam! Laikosi. O ant ko laikosi, tai ant poros vinių. Ir kaip vaizdas iš toliau, galiu pats net pažiūrėti. Žinokit, man patinka. Man tikrai patinka. Gerai, reikia nulupti, kad žvėrių negazdint čia. Nes, kaimynų čia labai nėra. Nes visi grįžti iš darbų tik tais tamsoj, kai jos turim tik tais 2. Ir neturim visiškai eismo, tai niekas ir nemato mūsų šito trikolo. Beje, čia yra 0,9 kvadratos sveikas visas, vienas lapas. Nors ant trikolo gal nunešti, pažiūrėk šitą spalvą. Lemba, būtų gerai buvę, kad būtų atvežę tą juodą. Būtų faina pažiūrėti gyvai, kaip ta juoda atrodo. Kažkodėl Vilė ne tos kodus. Aplamai kodų nenusintė, atsiuntė savo nuožiūro tuos pavyzdžius. Ką manot? Laukiu jūsų komentarų. Reikia, aišku, nuotraukų pasidaryti. Viliai parodysiu, kaip atrodo. Aš manau, kad ruda vis tiek geriau nei šita. Bet pilka tamsiai bus iš vis gerai. Šiaip čia prikolas būtų nuomot juos ir nebūtinai, kad rinktis lankstų klinkerio, o aplamai pasitikrinti spalvas, kokios patinka ant fasado. Gal gera idėja, ką? Nusiperku visų spalvų ir nuomoju. Žmonėm, paskolinu. Lauke labai šalta. Tepliota košė. Vonioje yra dar netepliotų lauko sienos blokelių, tai reikia užsitepti. Aišku, kyla mintis pasimti šitą daiktą, putplastį,
ir iškart nusiarmuot su tinklelio ir tada klijuot prie fasado. Ir šiltai čia būtų, patogiai, aišku, reiktų juos kažkur susidėliot ir laukt turbūt dieną ar dvi, kol visiškai išdžius. Nes šviežiai nuterliotus, tai taip, nesmagu būtų rankos visos cementuotos, betonuotos. Bet kad viduj darbuotis jau reikia šito. Na ir padarysim taip apšvietimo, o iš tikrųjų tai padarysim taip apšvietimo, va. Į viršų? Ne, iš apačios į viršų padarysim. Bet reiks būtinai apšvietimo laidus išsvedžioti. Kad matytųsi kiekvienas fasado nelygumas. Ir vėl kažkas sakys, ne, Robertai, bet tu šokinėjai nuo darbo iki darbo. Nu bet va, ką man dabar su ta košė? Išmesti? Nu ne, tiesiog sunaudosiu aš ją čia. Aš galiu tik tiek pasakyti, kad jis dar nepaliestas. Kas nepaliestas? Šitas žalias lapas, nei vienas. Kai reikėjo sunešti, buvo tikra kančia šitie žali lapai. Nes jų svoris, nežinau, kiek didesnis, bet tikrai didesnis. Nu jo, jeigu visur būčiau dėjęs žalią gipsą, būtų nugara mano sulūžus. Vieną atlaužti šitą gabalą reikėjo tiesiog spirti iš kojos. Na ir prasideda. Taip pasiruošiau aš tą lapą. Ir kas yra, reikia čia neįprastai skystos košės. Ai, ir plius atėjo, reikėjo prieš tai nusidaužyti tuos kleckus. Ir turiu palyginimą. Šitie kleckai buvo mūryti vasario mėnesį, patys pirmieji, čia net sausio gale buvo. Ir čia va yra tokie pabalę dar nuo šalčio, bet šitie yra belė kaip sustingę. Ir yra mūryti čia jau prieš šilumos kovo mėnesį. Tai va, trupa kaip kalkės kokios. Tai šaltis tinkui, mūro mišiniui, nesvarbu kam, nėra baisiau už šilumą. Vienas žodis yra baisiau nei šaltis. Idėjai prie šaltinio, tai jisai lėtai stingsta ir užtikrintai. O sausra ir šiluma cementiniams klijams yra kaput. Nors ir poliuretaniniams putoms tas pats. Jos ne virš 30 laipsnių viskas, jos sudega, tiesiog palieka birios tokios ir mažai plečiasi. Tai va, kai kitą kartą sakys, kad žiemą nemūrykit kas nors, tai mūrykit drąsiai, tik tai įsidėti prie šaltinio ir viskas. Ir atėjo tas etapas, kai sakiau, parodysiu, kad sandarumui nėra įtakos. Tai va, kodėl nėra įtakos gipso plokštės klijuot, nes kiekvieną tarpą blokeliui, taip va, paimam ir užtepam. Ir niekur čia tas oras nevaikščios ir bus labai, labai sandaru. Ir aišku, aš zuikius šaudau, tai yra užsitepsiu dabar staigiai drėgnesnę košę, nes jeigu sausesnė, tai viskas, nespėsiu gipso lapą užklijuoti ir išdžius ir nebeprilips. Tai va, tokia skysta košė, užtepam tarpiukus visus. Ir tada iškart gipso lapą prie šitos košės. Ir bus labai gerai. Protingiau būtų tinkuoti sienas, bet kai nėra tam finansų paskaičiuota, jau nuo pat pradžių žinojom, kad taip darysim, tai koks skirtumas, nes nusiglaistis, nusidažys ir neatskirsi. O dar kas mėgstat perteklių statybose, tai galima taip padaryti, su putytėm padaryti, tik tais labai greitai reikia. Nes tuoj sustingsta, nebeprilips man čia nieks nuo mano pliurpalų. Kaip taip susimauti? Šūdų krūva. Viskas, ačiū, kad žiūrėjot, kameros laikas baigėsi. Paspauskit šitą. Pasimatysim kitoj serijoje. Viskas, priklijuota plokštė. Tikrai ate.